Tai tęsiam antrą pokalbį apie tai, kaip ego algoritmas yra perprogramuojamas. Jau visi žinom, kodėl to reikia. Šiandieną turėtų būti ir Svetlana, bet nebematau aš jau jos. Kur tu ten dingai, alio? Negaliu atsakyti, nes tiesiog Tada gerai, kalbėk ir viskas aišku. Tai va, su Svetlana nagrinėjom temą, mes toliau kategoriškai. Tai va, kaip sakiau, visuose mokymuose, visuose religijose tas pats dalykas. Kaip sutvarkyti savo ego, kad kiekvienoje mūsų 24 stygoje atsidarytų. Земля вещь сакральная. Я просто знаю сейчас, как массово земли продают и в Средней Азии. Ar čia pas tave, ar pas mane? Денег очень много, они способны заплатить любые цифры, любые суммы. Žiūrėk, kaip pas tave ten kažkas tai kalba. Мне это тоже удивляло, например, на примере Осетии, там же тоже земля распродана, что вот в той же Британии, они же все там поклоняются англосаксам. Svetlana dingo kažkur, tai nesuprantu. Gerai, tegul būna jos dalykas taip, sureguliuotas, žinios jie ateina. Taigi taip, kai ją norėjau pasakyti. Kas yra? Net ir kabaloj. Ego klaidą reikia pataisyti, kadgi jie atvertų šviesą. Tai tave kaip į indą. Imsim vieną tokį kabalą mokslą. Ir ten yra praktika tigun, kur tikslas žmogaus gyvenimas yra per savo klaidas, kritimus ir ego filtrus atlikti tigun, pataisyti tai, kas uždaro šviesą. Tai viena metodika, jų yra, kaip sakiau, 7. Tai va, ta kiekviena gija mūsų yra kaip styga. Ir ją kiekvieną reikia sutvarkyti kaip gitaros stygą. Jeigu jie vibruoja iš baimės, ten kalties kontrolės, ji yra, kaip sakyti, išderinta, nepriima šviesos pagal kabalos visą mokslą. Tavo, Svetlana, mikrofonas išjungtas. Negali dalyvauti dialogė. Tai gerai, tai gyva toliau žiūrime. Tai vat matote, kaip sakyti, styga, gitaros styga arba savo reikia suderinti. O tas derintuvas yra tigun, pas juos vadinasi. Kai gitaros tuneris parodo, ar styga atitinka teisingą dažnį, kad sugrotum akordą, tai vidinis tuneris sąmonė parodo, ar mintis atitinka šviesą. Kai gyja. Mačiau tave, Svetlana, dabar gerai ir vėl tu čia dingsti. Susitvarkykit savo programą, kalbėk, jeigu kalbėsi, gerai, girdisi, kalbėkit, taip ir būkit, daugiau nieko nejunginėkit, neieškokit sprendimo. Toliau važiuojame, tai bet mintis nutrūko, grįžtam prie to. Kad gitaros tuneris parodo, kad styga atitinka teisingą dažnį. Vidinis tuneris pas mus tai yra sąmonė, suprantat, sąmonė. Parodo, ar mintis atitinka šviesą. Nes pasąmonėje yra įrašyta neteisinga programa, neteisingai skambantis dalykas. Taigi per sąmonę mes turime atiderinti, atitaisyti, atkalibruoti savo vieną iš stygų. Ir čia yra svarbiausias dalykas, dėl ko mes čia atėjome į žemę ir kas tas yra dvasingumo mokymas. Nes kai jie išderinta pas žmogų, žmogus patiria disonansą, vienatvę, kančią, saviplaką, vadink ten dvasingumo, religiją, ar gar tik nori, bet jeigu tu nori gyventi harmonijoje, turėti santykius, o ne vienatvę, norėti džiaugsmą, o ne kančią, saviplaką, tai derinki savo tą vieną stygą. Nesvarbu, kaip sakyti, kokį mokslą arba ten pasimisi savo religiją. Daug religijų praėjo per tos tūkstantmečius ir jie visi sukaupė savo žinias. Žmogus pasirenka dabar miksą. Mes 21 amžiuje
ir visų šitų tamplierių, faraonų, visos žinios dabar mums yra pasiekiamas vien tik tam, kad sutvarkytume savo pasąmonės programas į reikiamą akordą. Viskas. Ten kiekvienas turėjo savo metodą, riterių ordinai savo, faraonai piramidės savo. Mes šiandien turime metodikas, visas apjungiančias jų visas žinias į vieną metodą. Ir kaip tai Svetlana sakė, čia ne metodika, o gyvenimo būdas. Jeigu išmoksi šito gyvenimo būdo metodikos, na tada suprasi, kaip tau svarbu susitvarkyti tas programas. Reikia eiti į sporto klubą, reikia eiti į darbą, bet reikia ir pasižiūrėti pagal savo likimo programą, kas tau trukdo. Tai kad kai gija išderinta, mes žinome, kad gyvenimas irgi išderintas, o tikun, tai mūsų sąmonė yra tas pataisimas, kai mintis perrašama. O kaip sakiau, reikia kartoti iš ego filtro į meilės ir dėkingumą. Pavyzdžiui, jeigu sako, aš sugadinau viską, o tikun sako, šį klaidą parodė man, kur dar reikia šviesos. Suprantama, ne, Svetlana, kaip mes? Taip, labai suprantama ir iš tiesų visiškai nesvarbu žmogus, ką pasirenka, ar psichoterapinį kelią, religiją, ar dvasingumą, ar dar kitokius metodus, bet tai yra šita metode visa koncentracija, kada yra ir mokslas, ir plius dvasia, ir tada gaunasi būtent tas harmoningas, netgi sakyčiau, ne harmonija ir balansas, bet harmoningas balansas gyvenime. Išsilaikyti toje trūkstamoje būsenoje, kuri tampa gyvenimo būdu. Nu, tai yra mūsų harmonija tada, kada mūsų sielos kontraktas, apie kurį kalbėjau vakar, atitinka mūsų visų 24 gijų programas. Ir ten, kur yra disonansas, netitikimas, nerezonansas su likimo kontraktu, ten pas mus problemas. Viskas, auksiniai žodžiai. Daugiau nereikia nieko pasakyti. Jeigu tau nėra nei vieno žmogaus, kuris negimtų be savo sielos kontrakto. Ten kontrakte sudėta tavo visa šviesa, tiesa ir ką tu turi daryti. Bet per gyvenime, likime mes sudarom 24 programas, kurios veikia nerezonansė su mūsų likimo kontraktu. Tada turime žiūrėti, kuri gija blogai veikia ir metodą, kuriuo tai taisyti. Ir kai vyksta ta visa pataisa, kaip sakyti, klaida, kad gija skamba neteisingai, tada, kada netitinka mūsų kontraktą. Ir ego tada ima viršų. Kaip sakiau, tampa mūsų šeimininku. O jam reikia pakeisti filtrą, kad taptų mūsų tarnu ir padėtų perrašyti programą. Na, tuneris gitaroje tai yra derintuvas ir sąmonė klausė pagal tunerį. Kaip dabar veikiu, su meilė ar su baime? Tigun tai galima vadinti pataisa, perrašoma mintis, kartodami iš meilės į tiesą. Ir va tada, kai šviesa sugrįžta, gija atveria kanalą, kurie energija į kiekvieną mūsų ląstelę, į kiekvieną mūsų indą, nu tai pasimkim kažkokią tai vieną iš gerai pažįstamų metodikų ir matome, kad jinai kalba apie tą patį. Jeigu imsim kitus šaltinius, Murphys sakys, kad pasąmonėm parašoma per aiškius teigiamas komandas. Lazarevas sakys, kad pataisa įvyksta tik per dėkingumą, kuris gražina meilę, net klaidos akimirką. Dispenza sakys, pataisos metu formuojasi naujas neuronų tinklas, o klaida nunyksta. Klaida nunyksta. Tai vat, matote, o klaida tai yra mūsų neigiama programa galvoje. Kabala tai vėl, kaip sakant, bet tigun žmogus lieka, kaip sakyti, indas uždarytas šviesai. Human design metodas sako, pataisa leidžia grįžti į savo dizaino liniją.
Kiekvieną metodą galim nagrinėti ir pritaikyti savo. Silva sako vizualizacija, kad gija suderinta, pasąmonė įrašo naują vibraciją. Vizualizacija. Vizualizuojame, kaip viskas yra gerai, pasąmonė kuria pagal dispensą neuroninius tinklus. Ir taip mes parašome savo programas. Jeigu remsimės į vieną Stable, tetą įkūrėją, tai kūrėjo šviesa per pataisą įrašo naują tiesą. Per pataisą, kuri rašo naują tiesą. Vėlgi reikia ten domėtis, bet vėlgi kalba yra tai, kad įrašo naują tiesą. Ne į kažką tai, o į pasąmonės vieną iš gijų. O Mechinžekas, kuris yra dabartinis, toks, kaip sakyti, rašytojas ir pranašas, kad klaida ir mūsų tas visos problemos tai yra naujas algoritmo žingsnis, kuris atidaro mums kelią į kažkokį tai naują etapą, naują akordą, jeigu susitvarkom klaidą, atsiranda nauja programa. Tai kaip matom, visi mokymai kalba apie tą patį, prieš tai pakalbėjome apie Tigūną. Ar teisingai, Svetlana, visi keliai veda Taip, visi keliai veda į... pasąmonės programą perrašymą. Taip. Taigi, kaip sakome, jeigu taip sakysim, santraukoje ego yra klaida, tol, kol mes ego nepriverčiame dirbti. Ego klaida tai išderinta gija rezultatai. Tai dabar, kai reikia pataisą perrašyti mintis į meilės ir dėkingumo tiesą ir tik pataisyta gija atveria mums šviesą, leidžia žmogų kilti į aukštesnį lygmenį, ramybę, harmoniją. Na ir taip ir dirbam savaitę, 2-3 mėnesį. Taigi, kaip matom, Įpročių. šlifuoti, naikinti, trinti neuroniniuose tinkluose senas programas. Kas yra žmogaus gyvenimo tikslas? Na, kaip pasakytum, paprasto žmogaus kalbas, Svetlana. Kalbom, tai pasakyčiau taip, žmonės, kad pastebėję, kad jų gyvenime jiems jau tampa negerai, jie nepradėtų save bausti, saviplaką užsimti už vadinamas klaidas, pažiūrėti į tai kaip į naudas, nes tai ir iš tiesų yra nauda, tai yra mūsų kelias į sėkmę, ženklas į sėkmę. Supratau, Svetlana, taip sakytų kiekvienas paprastas žmogus, prisiskaitęs daug gražių knygučių. Pasakysiu viską vienu sakiniu. Žmogaus gyvenimo tikslas per savo klaidas, kritimus ir ego filtrus pataisyti tai, kas uždaro jo sielos šviesą. Vienas sakinys, o sielos šviesą uždaro 24 programos, kurios nesusiderina su sielos šviesa. Svetlana, kaip tu priimi vieną sakinį? Vieną sakinį šitą? Taip, šitą sakinį, kaip tu priimi? Kad... Ar teisingai pasakyta? Labai teisingai, labai koncentruotai ir viename sakinyje. Tai gyvenime reikia, apie savo gyvenimo tikslą reikia turėti vieną sakinį, o ne traktatą. Taip. Pakartosiu, kad žmogaus gyvenimo tikslas yra per savo klaidas. Mes dabar žinom, kad jos reikalingos kaip taisyti, per kritimus. Nes matote, per džiaugsmus mes ten kažko tai ypatingai džiaugtis reikia, mylėti gyvenimą, bet kad būtų gyvenimas harmoningas, tai vėlgi pakartosiu, žmogaus gyvenimo tikslas per savo klaidas, kritimus ir ego filtrus atlikti pataisimus ir tai, kas nesuderinta su mūsų sielos kontraktu, ištaisyti, kad neuždarytų šviesą pasąmonėje.
Čia paprasčiausiai kabalos taisyklė, kuri labiausiai tinka į vieną sakinį. Nu, aš taip galvoju. Labai teisingai. Kai mes ištaisome savo klaidas, skaitimus ir ego filtrus, šviesa visą laiką bus mumise. Taip, 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 taip. tai galima daug knygų priskaityti. Ir nieko gyvenime nepadaryti. Nu, ne tuo keliu eiti, galima sakyti. Sukaupti informaciją tik tai. Nes mes, jeigu ten pradedi save įtikinėti, tai turi įtikinti, kad kiekviena klaida yra nesustojimas, o žingsnis. Tik kaupiant klaidas, algoritmas išmoksta rasti tikslų sprendimą. Paprasti dalykai. Pasąmonės perrašymas vyksta tada, kai klaida suvokiama ne kaip bausmė, o kaip informacija. Bet tai tik tai įmanoma per meilę ir dėkingumą. Taigi, dėkokime už klaidą. Ačiū, kad ši klaida mane paruošė sėkmei. Turbūt ir baigsim su šita gražia mintim, tą trumpą parodymą, kad vienas iš didelių mokslų kabala kalba apie tą patį, apie ką mes kalbam savo paskaitose. Taip, Svetlana? Taip, taip, taip. Klaida tai mus transformuoja į dėkingumo ir meilės tiesą. Klaida. Biškį pataisysiu, mes klaidą. Mes klaida. Bet mus klaida priveda prie to, kad mes pamatytume, kas yra dėkingumas ir kas yra meilė. Ir va taip prasideda pas paprastą žmogų Pajaustume. interpretacijos. Interpretacijos, nes mums reikia pasakyti, kad dėkoju už klaidą, ši klaida mane paruošė sėkmei, priveda, nepriveda, mūsų jos atsitinka, pasakysiu paprasčiausiai, su keiksmažodžiu. Ir mes ją blogai traktuojame, o reikia dėkoti, o nesikeikti. Ačiū už šį klaidą, mane parašė naujai sėkmiai. Kuo mažiau traktavimo. Aišku, ten galim pasakyti visą procesą, išpasakoti, priveda, išgyvenau, lele, tata, ar ne, Svetlana? Taip, 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 taip. Ilgus metus ten galima sudėti į vieną giją, tarkim, ne, kad ir klaidą nagrinėjant. Bet veiksmas turi būti, sėkmingas veiksmas turi būti toks, kai klaida įvyko. Veiksmas, dėkoju už klaidą, jau yra veiksmas. Taip, taip, taip. Ačiū, šį klaidą mane paruošė sėkmiai. Ir iš karto keičia energetiką visą. Dėkingumą. Tai va, tai tiek. Sėkmės. Iki kito karto. Dėkui, dėkoju už pokalbį.